Pasikalbam apie batus. Tai greita apžvalga ir mano feedbackas apie Lova Zephyr GTX MK2. Tai šitie batai pas mane jau apie pusę metų, gal daugiau nei pusę metų. Tai ką aš galiu pasakyti, vasara, pavasaris, ruduo, super, žiema didžiulis ne. Su žiema jis teko judėti, žiauriai slidus, nors buvo kalbėta, kad buvo išgaminta ar pagaminta ir padas paminkštas ir visa kita šakis. Su jais buvau kaip karvė ant ledo, per žiemos pratybas teko tikrai labai daug nueiti ir tikrai kaip karvė ant ledo buvau su jais. Tai žiemai nerekomenduočiau aš jų, o kaip matot turi jau ir, kaip pasakyti, jau ir turi randų, ne šie batai. Tai pavasaris, vasara, ruduo, superiniai batai, žiemą tikrai ne. Tai ką aš padarysiu dabar, kadangi orai sušylo, tai reikia ir atsinaujinti. Vienas geras dalykas žiemą, ką aš naudojau, tai buvo žėliniai padeliai, ne, vidpadžiai. Tai būtent va tokie. Ir su merino vilna ir super, iš tikrųjų šaltis neprasiskverbė pro padą. Plius su merino vilnos kojinėm tai buvo super dalykas. O dabar aš įsidėsiu juos jau matytas turbūt per video iš bunkerio nauji žėliniai padeliai eukalipto kvapo. Tai šituos įsidėsiu padelius ir jie yra vasariniai, kvepuojantis, tai be merino vilnos. Ir ką, ir su jais įdėsiu dabar likusį sezoną, tai būtų pavasaris, vasara ir ruduo. O žiemą vėl keisimės. Tai aš tiesiog paimu ir įsidėsiu padelius. Netelpa. Juokauju, viskas telpa. Tai vienas dar geras dalykas, kas man patinka šiuose batuose, tai yra vat, būtent štai šita kišenytė priekį, kur galim susidėti savo raištelius. Ne? Tai superinis dalykas. Jup. Bitpadžiai įdėti nauji, tai įsidėsiu antrą ir judėsiu. O žiemai aš ieškosiu turbūt naujų batų, būtent žiemos sezonai, tai ką rekomenduotumėt jūs? Parašykite komentaruose. Ačiū, iki.